Ieva, aš kiekvieną mėnesį iš tavęs girdžiu. Ar tau nepasibaigė tas kremas? Ar tau nepasibaigė tas kremas? Ar nepasibaigė serumas? O gal vitamino C reikia ten serumuko kažkokio? Aš žinau, kad reikia ir prausiklio, ir serumuko, ir toniko. Gal tu gali iš tikrųjų papasakoti, kokia tikra ta turėtų būti rytinė ir vakarinė rutina? Nuo ko pradedam ir ko pabaigiam? Būsiu to dėkinga. Miela Alina, ačiū tau už klausimą. Pirmiausiai, tai norėčiau pabrėžti, kad atsirinkant priemonės būtina apsilankyti pradžiui pas profesionalų specialistą, tam, kad jis parinktų tau būtent tinkamas priemonės, kas liečia veido odos priežiūros rutiną, parenkant būtent pagal tavo odos tipą ir problemą. O veido odos priežiūra prasideda nuo prausiklio ryte vakare, tada tonizuojam odą, kad atstatytume odos pH. Ryte naudojame kremą pagal sezoniškumą. Rudenį, žiemą, kada yra šiltesnis oro metas, tada naudojam riebesnį kremą, apsauginį kremą. O vasarą, žinom, neapsieinam be SPF filtro. Nakčiai parenkame stipresnės priemonės, tokius kaip serumas, kad būtų didesnė odos regeneracija, maitinimas ar drėkinimas priklausomai nuo poreikio, lūkesčių, bei žinoma kremo.